Kiek reikia žmonių, kad sulaikyti šį sunkvežimį? Skirtingai sako, vieni sako, kad užteks 5 žmonių, kiti sako, kad neužteks 100 žmonių. Nu ką, mes pabandysim, bet kuriuo atveju mes tai padarysim. Tempiam prieš tai mašiną jau tempia kažkiek žmonių, mačiau, ne pasaulio rinkoje. Po ant energijos čia pradėsiu kalbėti su jumis, pasakot, kaip mes ruošiamės, su kokiais sunkumais susidurėm. Bet aš ant tiek jaudinuos dabar stipriai, nes pagal mane žmonių yra trūkumas kol kas. Aišku, dar žmonių važiuoja. Manau, operatoriai padarys savo darbą, nes aš po truputį pradedu, mano energija krist pradeda. Realiai viskas priklauso nuo jūsų, kaip jūs nufilmuosit, kaip sumontuosit. Nu va, zdravo. Ačiū, kad atvažiavot. Vienas negalėtų. Jo, galbūt galit paskambinti dar, kad atvažiuotų, nes matau, kad šiek tiek dar trūksta. Yeah, in my white tee. Yeah, call up Pipe Williams for the hype, please. They gon' wipe you before you wipe me. Unboxes of checks, not my Nikes. Kaip manai, kiek žmonių reikės, kad patraukčiau fūrą? Šiaip iš tiesų aš galvojau, kad 80, bet kai pamačiau sunkvežimį fūrą, tai pradeda bijot, kad iš vis ištempsimės ją. Nežinau, bet drįsčiau teigti, kad apie 100 turėtų užtekti. Patrauktum vienas gal šitą fūrą? Be šansų. Pavalgęs gal. Gerai, ačiū tau. Sveikas. Sveikas. Kiek tu galvoji reikės žmonių, kad patraukti šitą fūrą, šitą aparatą? Aš tai iš karto sakiau, kad manau, kad be 100 mes čia neapseisim. Kiek klausiu žmonių, tų pačių, kas logistikoje nedirba, tai sako, be 100 mes čia neapseisim. Ernis stato, kad 80. Aš sakiau, kad mums reikia 100 kaip minimum, tipo. Nu tai va, pažiūrėsim, kuris buvo teisus. Jo, pažiūrėsim. Čia iš tikrųjų galima stavkę statyti tarp visų. 50. 40, 50. 8. Ok, aš jau labiau linkstu varianto. Šiam kokiu. Man atrodo, reikės daugiau. Manau, 7 patempsim. 7 užteks? Manau, užteks. Pirmiausia, kaip tu jautiesi? Matau pilna emocijų. Šiaip grįžau iš kaimo, žinai, tu pilna emocijų, labai gera nuotaika man, pilna energijos, bet ten tai netepsiu, žinai. Tai kaip manai, kiek reikės žmonių, kad patempt? Nu, kokiu 80 tai tikrai. Nu, ne. Sakyčiau, vyrukai stiprus, tai kokiu 60 užteks. Kas čia vyksta? Panika vyksta. Kas spėlioja, kiek reikės žmonių, kad ištraukti sunkvežimį, kas stovi šalą. Kas sėdi liūdį. Kaip galvojat, kiek reikės žmonių, kad ištraukti šį automobilį? 101, nu. 101? Ja. 100. Aš manau, 80 užteks. Neištrauks nei kiek. Ištrauks? Teks aliejų piltis. Ką šį kartą pasakysit, irgi per silpnai vyrukai temps? Manau jo, šį kartą tikrai nepasiduosiu. Šį kartą bandysim taip, kad visi ir nugriūtų. O čia? Ne, aš arčiau prie manęs turiu minį. Bet aš eisiu tave. Jo, tai aš irgi eisiu. Žiūrėjom. Kiek reikės žmonių, kad sulaikyti šį sunkvežimį? Dar vieną. O mes galim vat nuo čia pradėti, vat nuo čia vat. Arti ir mes eisim atgal. Galim. Davai. Biškai gal toliau nuo manęs, kad aš po to в полный рост оказал себя. Окей. Ну, типа, aš noriu в полный рост, kad matyčiau. Tai po to tu būsi в полный рост, gerai. Nes dabar matysis visą fūrą. Gerai. O dabar taip matosi tik tais rišuoti. Gerai. Aš 18 plus dėsim. Pavažiuojam atgal, stebim, iki kur važiuot. Dabar atsistojam ir visi suskaičiuos.
1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21. 21 stovi, vienas žmogus iš šono. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had the skills since birth. They came out the mud like me. I had nobody, I came from dirt. Still came back, I put in the work. Painting a picture when I write lyrics. Don't call me a rapper, I'm really an artist. It's one by chance or not. I took one shot and I hit my target. I'm not even getting my prime. I'm not 100 yards from charges. Съемочка, да? Я слышно хорошо, если что, микрофон. O, jei rimtai, tai aš tikėjausi visų pirma, kad atvažiuos daug daugiau žmonių. Yra labai daug tų žmonių, kurie deda pliusus ir neatvažiuoja, o to mes labai nemėgstam, dėl to sekantį kartą pasistengti ištaisyti klaidą savo. Tam žmonių patemptume, tam žmonių patemptume. Čia visi statom 50, tai manau 50 ir susitvarkym. 50, 60. Pasiruošę? I'm still charging. They don't wanna see me win, but I know in the end I'm winning regardless. If I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this kiss since birth. Then came out the mud like Roddy. I had nobody, I came from dirt. Да, 8, Игорь, 8, 9, Я 10-й буду. 10 впереди. Все. Как себя чувствуете? Отлично. Можем поднять фуру. Высоко. Давай, Давидик. Per mažai jėgų vyrams reikia išgert po Red Bullį. Vyrai, dabar dėmesio šiek tiek į šitą pusę, nes aš mėtysiu į jūs Red Bullį. Turėsit pagauti, o jeigu nepagausit, tai... Короче, я кидаю сейчас домки. Yeah, in my white tee. Yeah, call up Ike Williams for the hype, please. They gon' wipe you before you wipe me. Boxes of checks, not my Nikes. Cactus, not no iced tea. Got them bamboozled like a Spike Lee. Need more than Google just to find me. I just call up Bay to get a hype fee. I just start the label just to sign me. Ну, бля, нормальный був. Герій уж подадуть, і я чокаюся. Ай, давай так. Давай, Мангера, выпивай, ты тебя чокаешь. Теперь чокаемся. Caterpillar Rari, I fought to lift it up. I went on the stage. Ты тут будешь стоять, только ты осторожно. Нет, я иду туда. Я иду туда. Хочешь, чтобы я тут стоял? Я хочу, чтобы ты тут стоял. Что, иду я пересчитаю, или нормально? А можешь сесть вообще? Садись! Я хотел, блядь, думаю, что тут не Только стоит? грязный будешь. А что намазалось? Так я о том же? Ну нахрен с этим контентом. Блядь, главное ты на подушку Вот где вещь гивянь, блядь. Сушик на сваргнане. Свармуняться сесть. Veiksmas prasideda. Friendly, yeah. Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah.
but I know how to have it. Yeah, for the money I'm a savage. Yeah, I be itching like I had it. Yeah, I'm so Na, o mes šiandien turim iš tikrųjų jauniausius dalyvius šio renginio. Kiek jums metų? Man yra 10 metų, greitai jau sukaks 11. Kiek tau metų? Man 8,5. 8,5 metų. Įsivaizduojat, kokių mes jaunų dalyvių turim čia. Ir žinot ką? Šis jaunuolis irgi tempė kartu su vyrais tokį didelį sunkvežimį. Ir aš manau, kad būtent jo pagalba, būtent dėl jo mums ir pavyko įgyvendinti tokią idėją. Kas patiko? Man labai patiko, kad mes dabar tempiam fūrą, nes fūra yra daug sunkesnė negu praeitą kartą. Tai aš manau, kad būtų daugiau ir kontento. Tai aš galvoju, kad man labiausiai patiko tempti fūrą. Ačiū labai. O kaip manot, ką mes tempsim sekantį kartą? Aš manau, gal mes tempsim netgi ir lėktuvą. Tiesą sakant, galvau, kad mes tempsim fūrą 80 žmonių, 90 žmonių. Bet pavyko šiek tiek geriau. O žinot kodėl? Su Red Bullio pagalba. Su Red Bullio pagalba pavyko ištempti vos 40 žmonių šį didžiulį sunkvežimį. Tikiuosi iš jūsų palaikymo, laiko, komentaro. Nepatingėkit pasekti, pafollowint mūsų naują YouTube kanalą. Tikimės iš jūsų daug aktyvumo, na ir viskas nuo jūsų priklauso. Jeigu aktyvumą matysim didesnį, trauksim ne vieną tokį agregatą, o kažką dar sunkesnio, dar didesnio, kur reikės žmonių dvigubai, trigubai daugiau. Iki sekančio.